Kiekvienais metais girdime apie įvairias ekologinės nelaimės pasaulyje, kurios ne tik padaro didelę žalą gamtai, bet ir kai kuriais atvejais nusineša žmonių gyvybės. Deja, tačiau Lietuva nėra išimtis ir dėl neatsakingų bendrovių ar pavienių asmenų elgesio, taip pat net ir dėl gyvūnų elgesio ar nenumatytų nelaimingų atsitikimų, Lietuvoje irgi nesykį įvyko daug kainavusių ekologinių nelaimių. Nors dauguma jų daug kainavo gamtos žalai prasme, pasitaikė ir tokių, kur žuvo ar susižalojo ne vienas asmuo. Tad šį kartą laidoje būtent ir aptarsime didžiausias ekologinės nelaimės, kurios įvyko Lietuvoje. Bet prieš pradedant laidą noriu padėkoti visiems, kurie jau prenumeravo kanalą Maistas smegenims. Smagu matyti, kad jūsų jau yra daugiau nei 1000. Ačiū už jūsų prenumeratas ir komentarus. Visiems kitiems taip pat primenu, kad prenumeruodami kanalą Maistas smegenims ne tik padėsite jam augti, bet ir patys lengviau rasite ir nepraleisite naujų laidų. Na, o dabar grįžkime prie šios laidos temos – didžiausių ekologinių nelaimių Lietuvoje. Pradėsime nuo mažesnę žalą padariusių ir galiausiai užkilsime iki pačių stambiausių ekologinių nelaimių. 2016-aisiais įvykęs nuotekų išsiliejimas į nerį. Apskaičiuota žala – 629 000 eurų. 2016 gruodžio 23 dieną visiems besiruošiant žiemos šventėms staiga įvyko nelaimė. Vilniuje upės gatvėje įgriuvo statoma požeminė aikštelė, o iš pažeistų vamzdžių į gruntą ir nerį pradėjo plūsti 1000 kubinių metrų nevalytų nuotekų. Mieste buvo paskelbta ekstremalioji padėtis. Žmonių buvo prašoma kiek įmanoma sumažinti vandens vartojimą ir nuotekas, kol avarija bus likviduota. Iš viso išsiliejo apie 30 000 kubinių metrų nevalytų nuotekų, o tai prilygsta maždaug 12 olimpinių baseinų tūriui. Likvidavimas prasidėjo nedelsiant. Vilniaus vandenys sumažino slėgį sistemoje, pastatė laikinus barjerus ir pradėjo siurbti nuotekas atgal, bet procesas užtruko iki kitos dienos vakaro dėl šalto oro ir upės srovės, kuri nešė teršalus tolyn. Pilnas likvidavimas, įskaitant vandens valymą ir stebėjimą, tęsiasi ne dienas, o mėnesius, kol taršos lygis nukrito iki saugaus. Nelaimės metu vietomis užterštumo lygis upėje viršijo normas keliasdešimt kartų. Žala buvo didelė, paveikta Neries ekosistema, žuvo žuvys ir vandens augalai, o ilgalaikėje perspektyvoje padidėjo rizika sveikatai. Gyventojai skundėsi kvapais, o vandens kokybė pablogėjo kelioms savaitėms. Kaip nustatė tyrimą atlikusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, avarijos kaltininkai tuo metu statyto biurų pastato Green Hall 3 projektuotojai ir statybas vykdė rangovai, dėl kurių kaltės griuvo atraminė siena. Tiesa, bylinėjimasis baigėsi taikos sutartimi ir vietoj to, kad kaltininkai padengtų pilną 629 000 eurų žalą, jie buvo įpareigoti padengti tik pusę sumos – 315 000 eurų. 2001-aisiais įvykusi avarija Būtingės naftos terminale. Apskaičiuota žala – 724 000 eurų. 2001 lapkričio 23 dieną apie 1 valandą nakties Mažeikių naftos Būtingės terminale, kraunant naftą į tanklaivį, trūko povandeninė naftos transportavimo žarna ir taip tiesiai į Baltijos jūrą išsipylė net apie 59 tonos naftos, kuri užteršė 4760 kvadratinių metrų jūros paviršiaus. Ši avarija padarė didžiulę žalą pakrantiai, paukščiams ir pakrančių ekosistemoms. Įdomu dar ir tai, kad teismas išteisino tuometinį Mažeikių naftos jūrinės dalies vadovą Pieterį Van Spronseną, tad po kelis metus trukusio bylinėjimosi kaltų dėl šios avarijos tiesiog neliko. Olandijos pilietis buvo kaltinamas aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimais. Iš pradžių manyta, kad povandeninė naftos transportavimo žarna trūko todėl, jog žarnoje buvo įtrūkimų, kurie buvo pastebėti dar prieš avariją. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad kalta ne netinkama žarnos priežiūra ir eksploatacija, o brokas vidinėje žarnos dalyje, kurio nebuvo galima pastebėti. 2000-ųjų cisternų avarija Vaidotų geležinkelio stotyje. Žala 1 700 000 eurų. Mirė vienas žmogus. 2000-ųjų vasario 24 dieną Vaidotų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjo net 7 cisternos, priklausiusios Mažeikių naftai. Kelios iš nuriedėjusių cisternų apvirto. Jose buvo dizeliniai degalai.
tad į aplinką išsiliejo apie 200 tonų naftos produktų. Šios nelaimės metu buvo padaryta ne tik didelė žala gamtai, bet ir žuvo vienas žmogus – prie bėgių dirbęs elektromonteris Slavomiras Bogdiunas. Nelaimės dieną Slavomiras Bogdiunas ir Jurijus Bogdiunas nuvyko prie geležinkelio iešmų. Jurijus atidarė 4-ojo iešmo elektrinį variklį ir ėmė valyti. Tuomet buvo gautas pranešimas, jog atvyksta 40 cisternų krovinio traukinys. Jurijus aiškino, kad viskas atrodė gerai, todėl jis pakėlė ranką traukinio mašinistui, kad šis važiuotų toliau, bet iešmas nepersijungė ir 7 cisternos nuriedėjo nuo bėgių, o bevirsdamos mirtinai užgriuvo netoliese dirbusi Slavomirą. Vėliau avarijos kaltininkas Jurijus Bogdunas buvo teisiamas. Už saugaus darbo reikalavimų pažeidimus jam buvo skirti 2 metai kalėjime, tačiau pritaikius įstatymą dėl amnestijos, jis buvo atleistas nuo bausmės ir turėjo sumokėti Lietuvos geležinkeliams 373 000 litų. 2009 dyzelino išsiliejimas Juodupėje. Žala 2 milijonai eurų. 2009 kovo 25 dieną kilusi didelio masto ekologinė nelaimė turėjo gan neįprastą kaltininką. Išaiškėjo, kad dėl jos kaltas bebras. Jis pragraužė nelegalią prisijungimo žarną prie Orlen Lietuva eksploatuojamo naftos produktų vamzdyno ir taip į pelkę išsiliejo dyzelinas. Vagys buvo įsigudrinę prisijungti prie metro gylyje užkasto vamzdžio Pakapės kaime. Jie buvo išvedę 1,6 km ilgio žarną į negyvenamą sodybą ir taip sėkmingai vogė kurą. Tačiau bebras pragraužė jų nelegalų naftotiekį, taip sukeldamas didžiulę ekologinę katastrofą. Naftos produktais buvo užteršti Šaltosios bei Vyžuonos upeliai ir jų slėniai. Buvo užteršti ne tik vandens telkiniai, bet ir žemės paviršius ir gilesni jos sluoksniai. Taip pat žuvo daug laukinių gyvūnų. O Juodupės seniūnijoje buvo paskelbta net kelis mėnesius trukusi ekstremali situacija. Net po pusmečio buvo pranešama apie paukščių ir bebrų žūtis. Likvidavimo darbai vyko net 4 metus ir vien jie Orlen Lietuva kainavo apie 1,5 milijono eurų. Aplinkosaugininkai žalą įvertino 2 milijonais 900 000 eurų, bet teismas ieškinį sumažino ir bendrovė turėjo sumokėti 2 milijonus eurų. Beje, jau kitais metais, 2010-aisiais, Juodupėje įvyko avarija produktotiekyje. Čia jau vagys ar bebrai nebuvo kalti, nes tiesiog žemėje užkastas vamzdis neatlaikė slėgio. Išsiliejęs dyzelinas susikaupė Lomoje ir susidarė maždaug 20 arų ploto ežeras. Dalis dyzelino melioracijos grioviais ir vamzdžiais taip pat nutekėjo į upelius. Juodupės seniūnijoje ir vėl buvo paskelbta ekstremalioji padėtis. Tik šį sykį ji truko trumpiau – 2 savaitės. Avarijos likvidavimo metu surinkta apie 3000 kubinių metrų teršalų, o užteršti dyzelinų laukai liko netinkami žemdirbystei metų metus. 2017 Kauno vandenų vykdytas Nemuno teršimas. Žala 4 600 000 eurų. 2017-aisiais buvo pranešta, kad Kauno savivaldybei priklausančioje įmonėje Kauno vandenys rastas nelegalus nuotekų išleistuvas į Nemuną. Tai buvo maždaug 20 cm skersmens niekur nedokumentuotas vamzdis. Juo nevalytos nuotekos buvo nukreipiamos apeinant vietą, kurioje buvo taršos tikrinimo įranga. Taip nevalytos nuotekos buvo išleidžiamos tiesiai į upę kartu su švariu vandeniu. Tarša buvo tokia rimta, kad kai kuriuose mėginiuose nustatytas fosforo kiekis viršijo nuotekų išleidimui numatytą leistiną normą beveik 40 kartų, o lyginant su upėje leistina koncentracija, išleistose nuotekose nustatyta koncentracija ribas viršijo net beveik 400 kartų. Buvo manoma, kad nelegalus avarinis nuotekų vamzdynas buvo įrengtas 2013-aisiais. Tad jis nebuvo pastebėtas net 4 metus, o žala gamtai viršijo 4 600 000 eurų. Dėl Nemuno teršimo ne 1 metus buvo kaltinami ir po teismus bylinėjosi 2 buvę Kauno vandenų darbuotojai. Tačiau galiausiai jie buvo išteisinti. Buvo konstatuota, kad jie nepadarė vaikų turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas netgi pabrėžė, kad nepaisant to, jog nelegalus vamzdynas stovėjo nepastebėtas net 4 metus, esą teiginiai, kad visus 4 metus į Nemuną buvo pilamos nevalytos nuotekos,
Tai yra prielaidos, o ne faktai. Taip pat teismas pažymėjo, kad net nėra tikslių duomenų, ar vamzdynas buvo įrengtas 2013-aisiais. 2019 gaisras Alytaus padangų perdirbimo gamykloje. Žala apie 5 milijonai 300 tūkstančių eurų. 2019 spalio 16 dieną Alytuje įmonės Ekologistika padangų perdirbimo gamykloje kilo didžiulis gaisras, kuris truko net 10 dienų. Tiesa, atvira liepsna buvo užgesinta spalio 18 dieną, bet viskas smilko dar savaitę. Gaisro metu degė panaudotos padangos, tad į aplinką pateko daug pavojingų medžiagų, o Alytaus miesto bei rajono savivaldybėse buvo paskelbta ekstremali situacija. Buvo reikalaujama, kad gyventojai be reikalo neitų į lauką, nustojo veikti šalia gaisro esančios įmonės, taip pat atšauktos pamokos mokyklose, evakuotas netoliese esantis medicinės reabilitacijos ir sporto centras. Gesinant gaisrą buvo pasitelktos dar nematyto dydžio įvairių tarnybų pajėgos. Kasdien pasikeisdami gaisrą gesino kelios dešimtys ugniagesių, o iš viso net 324. Įdomu dar ir tai, kad vidaus reikalų ministrai nerodant pakankamos iniciatyvos, vadovavimą gaisro gesinimo operacijai perėmė pats Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Po gaisro gamyklos teritorija buvo tvarkoma 4 mėnesius. Po ilgo teismų proceso Ekologistika ir su jais susijusi kita įmonė Vivatrans buvo pripažintos kaltomis dėl gaisro. Abiems įmonėms skirta baudų po 500 000 eurų. Taip pat Ekologistikos vadovas Juozas Cicėnas buvo nuteistas lygtine bausme, skirtas laisvės atėmimas 3 metams 3 mėnesiams, bausmės vykdymą atidinant 2 metams. 2002 gaisras padangų saugojimo aikštelėje Trakų rajone. Žala 5 milijonai 800 tūkstančių eurų. 2002 rugpjūtį įmonei Egapris priklausančioje padangų saugojimo aikštelėje Trakų rajone Žaizdrių kaime kilo gaisras, kurio metu sudegė daugiau nei 4000 tonų saugotų senų padangų. Ši aikštelė stovėjo vos už 50 metrų nuo Trakų istorinio nacionalinio parko ribos. Gaisravietėje dirbo virš 60 ugniagesių, o gaisro likvidavimas truko maždaug 33 valandas. Gaisro metu kietųjų dalelių koncentracijos maždaug kilometro atstumu viršijo normas apie 1000 kartų. Smarkiai padidėjusios ir keliasdešimt kartų viršijo normas fenolių koncentracijos, o Trakų rajonas laikinai buvo paskelbtas ekologinio pavojaus zona. Buvo skelbiama, kad gaisras veikiausiai įsiplėskė dėl žaibo iškrovos, nes taip kartojo ir aikštelės savininkas. Tačiau po tyrimo tikslios gaisro priežasties taip ir nepavyko nustatyti. Nors nustatyta žala siekia 5 milijonus 800 tūkstančių eurų, Vilniaus apygardos teismas iš tuo metu bankrutuojančios įmonės priteisė tik 290 tūkstančių eurų. 2006 ir 2014 Kuršių Nerijos gaisrai. Žala apie 19 milijonų 690 tūkstančių eurų. 2006 metų gegužės 4 dieną Kuršių Nerijoje kilo gaisras, kuris truko net 5 dienas. Jo metu sudegė daugiau nei 235 hektarai miško tarp Smiltynės ir Alksnynės. Degė kalninių ir paprastųjų pušų miškai. Taip pat sproginėjo užsilikę Antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Tam, kad pavyktų suvaldyti smarkiai išsiplėtusi gaisrą, buvo pasitelkti ne tik Neringos aplinkinių rajonų ir Kaliningrado srities ugniagesiai, bet ir beveik 200 karių, karinių oro pajėgų sraigtasparnis, laivas Šakiai, dar vienas sraigtasparnį atsiuntė Latvija. Kuršių Nerijos gaisro gesinime iš viso dalyvavo 1464 žmonės. Net ir likvidavus gaisrą, ugniagesiai dar dirbo 2 savaitės, kol pagaliau prasidėjo lietus. Vėliau organizuotos tvarkymo ir pušų sodinimo talkos, kuriuose dalyvavo įvairios organizacijos, mokiniai, studentai, įmonių darbuotojai, visuomenininkai ir kariuomenė. Nepaisant to, jog šis gaisras buvo viena didžiausių ekologinių nelaimių Lietuvoje, jo kaltininkas taip ir liko neaiškus, nors buvo spėjama, kad gaisras kilo dėl žmogaus veiklos. Kuršių Nerija skendėjo liepsnose ir dar sykį, tik jau 2014 balandžio 25 dieną. Tuo metu užsidegė Juodkrantės girininkijoje esantis kalninių pušų medynai. Šis gaisras buvo mažesnis, išdegė daugiau nei 131 hektaras miško. Gaisrą gesino daugiau nei 500 žmonių.
Vėl buvo pasitelkta kariuomenė. Šie du gaisrai neabejotinai turėjo negrįžtamos įtakos miško ekosistemoms, nes Kuršių nerijos miškuose prieglobstį randa retų rūšių paukščiai, augalai ir vabzdžiai. Abiejų gaisrų tikslios padarytos žalos nepavyko rasti, tačiau patikrinus kelis šaltinius panašu, kad bendra suma siekia daugiau nei 19 milijonų 690 tūkstančių eurų. 2020-aisiais atskleistas Grigėjo Klaipėda Kuršių marių teršimas. Žala daugiau nei 48 milijonai eurų. 2020-aisiais buvo atskleista, kad Grigėjo Klaipėda kartono fabrikas leido nevalytas nuotekas į Kuršių marias ir klastojo dokumentus. Įmonė, žinodama, jog leidžia nevalytas nuotekas, imituoja veiklą, jog jie kontroliuoja šių nuotekų kokybę, tai yra ima švaraus vandens mėginius ir tokiu būdu klastoja laboratorinius tyrimus, turėdami pareigą atlikti nuotekų kokybės monitoringą. Bylinėjimasis teismuose vis dar vyksta, tačiau aplinkos apsaugos departamentas nustatė, kad vien gamtai yra padaryta daugiau nei 48 milijonų eurų žala. Šie skaičiai veikiausiai būtų dar didesni, jei ne faktas, kad įstatymų senatis yra 5 metai, todėl žala gali būti skaičiuojama tik iki 5 metų. Vien per parą Grigėjo Klaipėda išleisdavo 2,5 tūkstančio kubinių metrų nuotekų, o didžioji jų dalis buvo nevalomos. Surinkti duomenys rodo, kad Grigėjo Klaipėda aplinkosauginius reikalavimus dėl nuotekų valymo pažeidinėjo ilgą laiką. Dėl tokio elgesio bendrovė išvengė 37 milijonų 800 tūkstančių eurų taršos mokesčio ir ne vienerius metus tyčia nekontroliavo savo nuotekų valymo. Kaltinimai byloje pateikti 14 fizinių asmenų ir vienam juridiniam asmeniui – įmonei Grigėjo Klaipėda. Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių organizavimą atsakingi buvo bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimų nuo atsakomybės byloje buvo atleisti. 1981 tanklaivio Glauba Simi avarija. Tiksli žala neapskaičiuota. 1981 lapkričio 21 dieną, pučiant smarkiam vėjui, Gibraltaro įmonei priklausęs tanklaivis Glauba Simi užplaukė ant pakrantės seklumos prie Klaipėdos uosto ir lūžo pusiau. Nors visi įgulos nariai sėkmingai išsigelbėjo, tačiau iš triumų tiesiai jūrą išsiliejo beveik 16 500 tonų mazuto. Tai buvo didžiausia tanklaivio avarija įvykusi Baltijos jūroje. Manoma, kad ši nelaimė įvyko dėl darbuotojų noro linksmintis. Nors jau buvo prasidėjusi audra ir buvo žinoma, kad jis stiprės ir tanklaivį reikės išplaukdyti į atvirą jūrą dėl saugumo, kapitonas ir su jo palaiminimu vyresnysis mechanikas bei dalis įgulos paliko laivą ir išėjo linksmintis. Net tada, kai audra įsisiautėjo ir krovos darbai tanklaivyje buvo sustabdyti, kapitonas su savo komanda vis dar linksminosi mieste, todėl nebuvo kam tanklaivio išplukdyti į jūrą. Vėliau sklido gandai, kad kai kurie įgulos nariai linksminosi su merginomis ir todėl taip užsibuvo mieste. Laive buvo likęs tik kapitono vyresnysis padėjėjas ir 6 jūreiviai. Buvo aišku, kad su tokia įgula nepavyks išvesti laivo į audringą jūrą. Glauba Simi kapitonas į laivą grįžo tik lapkričio 21-osios paryčiais, kai padėtis jau buvo tokia prasta, kad turėjo šokti į laivą kaip koks akrobatas. Bet net ir tada vis dar nesirodė vyresnysis mechanikas. Tuo metu vėjo gūsiai vis stiprėjo, jo greitis siekė daugiau kaip 22 metrus per sekundę. Galiausiai kapitonas sutiko išvesti laivą ir be vyrmechaniko, bet tai įvyko tik vidurdienį, kai audra nutraukė visus lynus. 12 valandų 30 minučių jis užplaukė ant laivybos kanalo krašto, o 13 valandą jau buvo gautas SOS signalas, nes bangos laivą daužė į akmenis. Tanklaivis nugrimzdo ir pasviro 10 laipsnių kampu. Mazutas ėmė lietis tokiu greičiu, kad 14 valandų 45 minutės visas žiemos uostas jau buvo padengtas storu mazuto sluoksniu. Teršalai iš štorminių vėjų greitai buvo išnešioti daugiau nei 56 km ruožų ir pasiekė Lietuvos bei Latvijos pajūrio kurortus. Iš viso buvo užteršta 80 km pajūrio ruožas. Dalis teršalų plėvelės nešamos pasroviui pasiekė Klaipėdos uostą, apnešdama dokus ir keletą prišvartuotų krovininių laivų. Po avarijos buvo atliekami didžiuliai mazuto surinkimo darbai, kuriuose dalyvavo daugybė organizacijų ir įmonių iš visos Lietuvos, žmonių savanorių, sulaukta pagalbos ir iš kaimyninių šalių.
Didžioji dalis išsiliejusio mazuto nuo jūros paviršiaus buvo surinkta autocisternomis arba tiesiog rankomis ir perdirbta Klaipėdos įmonėje, užsiimančioje naftos produktų eksportu. Buvo užterštas ir smėlis. Klaipėdos bei Palangos rekreacinės zonos, kurias pusę metų valė įvairios organizacijos ir savanoriai. Iškasta ir į karjerus išvežta 600 000 tonų mazutų užteršto smėlio. Dėl tokio didelio smėlio kiekio išvežimo kopos ir paplūdimiai tapo nestabilūs. Buvo teigiama, kad buvo padaryta apie 600 milijonų tuometinių rublių žala, tačiau tikslus skaičius taip ir liko neaiškus. 1989 Jonavos azoto avarija, tiksli žala neapskaičiuota. Mirė 7 žmonės. 1989 kovo 20 dieną azoto, dabar mums žinoma kaip Achema gamykloje Jonavoje, sprogo izoterminė saugykla ir iš jos išsiliejo apie 7500 tonų skysto gryno amonijako. Jis garavo, vėliau užsidegė ir pasiekė nitrofoskos cechą, kuris irgi užsidegė. Vėliau liepsnos įsiplėskė ir trąšų sandėlyje. Šios nelaimės metu į atmosferą išsiskyrė nuodingos cheminės medžiagos, kurias vėjas nupūtė ir Jonavos rajoną, taip pat Veprius, Deltuvą, Ukmergę, Širvintas, Kėdainius. Nuodingų medžiagų koncentracija ore viršijo normas net 10 kartų. Į atmosferą išsiskyrė nuodingos azoto oksido ir chloro dujos. Jonavos miesto ir aplinkinių vietovių gyventojai buvo evakuojami į kitus rajonus. Žiūrint į gyvūnus, dėl šios avarijos išgaišo aplinkinių vietovių gyvuliai ir paukščiai. Be to, sunyko 40 hektarų kadagių draustinis, taip pat padaryta didelė žala aplinkiniams miškams, užteršta atmosfera bei žemė. Tai buvo išties baisi nelaimė ne tik ekologiniu atžvilgiu, bet ir dėl žmonių, nes jos metu žuvo 7 žmonės, o apie 50 buvo sužeista. Keli šimtai darbuotojų kitų žmonių apsinuodijo, tūkstančiai neteko darbingumo visiškai arba dalinai, buvo pastebėti vėžinių susirgimų paaštrėjimai. Na, žinoma, tai yra labai skaudu ir mes reiškiam didžiausią užuojautą Respublikos vyriausybė ir mes tą šiandieną per spaudą padarėm ir aš dar naudodamas televizijos galimybėms noriu tai pasakyti ir šeimoms, ir artimiesiems, nukentėjusių žmonių. Mes tikimės, kad tie, kurie patekė yra į ligonines ir nukentėję, greitai pasveiks ir kad kad nebūtų tų aukų daugiau. Tai būtų pats geriausias dalykas. Žala aplinkai taip ir nebuvo įvertinta, bet manoma, jog tai buvo didžiausia ekologinė nelaimė ir pramoninė avarija per visą Lietuvos istoriją. Tačiau nepaisant jos masto, iškelta baudžiamoji byla greitai buvo nutraukta, nenustačius kaltų asmenų. Buvo tiesiog konstatuota, kad avarija įvyko dėl izoterminės saugyklos konstrukcijų trūkumų. Didžiausių ekologinių nelaimių Lietuvoje sąrašas jau baigtas. Jei patiko ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Jei norite paremti kanalo veiklą ir mainai sulaukti papildomo turinio, apačioje esančiame komentare rasite būdus, kaip tai galite padaryti. Ačiū už dėmesį bei paramą ir iki susitikimo kitoje laidoje.